mes abu kartu, laikas jau vėlus, reikia eit namo. Ką man pasakys tėtis ir mama? O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Lai barasi tėtis, lai baras mama. O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Juk dviese mums gera, gera ir smagu. Ir kad danguje tūkstančiai žvaigždžių, stoviu po medžiu, aš vienas. Nuėjai palikai ir negrįžk daugiau. Na ir kas, aš rasiu kitą. O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Lai barasi tėtis, lai baras mama. O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Juk dviese mums gera, gera ir smagu. Ir kad danguje tūkstančiai žvaigždžių, stovim po medžiu, vėl abu kartu, laikas jau vėlus, reikia. Labas vakaras. Gautas iškvietimas, kad prie Panevėžio, kaip čia pasakyti, regitras, čia kur laiką visi egzaminus slankė vienas nepažįstamas asmuo. Žmonės įtarė, kad jisai nori kažką padaryti, tiksliau padaryti blogą visuomeniai, apvogti. Taigi važiuojame į įvykio vietą, žiūrėsime, kas ten bus. Prašome filmuoti kelią. Žmonės sakė, kad jis yra storulis šiek tiek. Stambokas? Stambokas, taip, stamboko sudėjimo žmogus, tai tad pasiėmėme dujas visą šitą įvykio vietą. Jaunuolių daug būriuojasi? Būriuojasi, teisingai daug jaunuolių ir jie nesupranta, kad čia vagis siautėja. Vagis? Taigi, atvyko su pareigūnais pasižiūrėti įvykę vietą. Na, nerandu, kur atidaryt, blėt. Labas vakaras. Kas čia? Ką jūs čia darot? Kas? Kas čia vyksta? Vaikinas, ką čia iš vaikinas? Iš draugo? Pastraukit. Pažiūrėk pareigūnas jį. Pažiūrėk. Kas čia nais? Kas čia? Kas čia? Parodyk pareigūnas. Kas čia yra? Parodyk. Kas čia per... Kas? Ką iš išmėjai, blėt? Ką? Palauk. Kas čia yra? Kas? Ką jūs čia darėt? Kur čia kabelis? Kas čia? Pastraukim biškai. Nelės? Ne, nu kas čia yra? Kas? Pareigūnas, iš kur jis prašau eina? Einu, blemba, ten gyvena. Tai ką man suktuvai jums? Ką? Tvarkiu mašiną. Kur? Tai naktį 4 rytą reikia mašiną? Sugedo mašiną, viskas. A tai kodėl čia gaut pranešimt, kad jūs prieš langus smaukatės? Koks prieš langus, aš nesismaukiau nieko. Kur jūs tepas lydis? Palaukit. Palaukit. Nelies mane. Palauk, girdi. Štrauk tą karą. Palauk. Sveikinu visus mokytojus su pačia nuostabiausia metų diena ir linkiu daug laimės ir sveikatos ir puikių mokslų. Visiems mokytojams norėčiau perduoti tikrai didelis linkėjimus. Ačiū, kad mus mokėt, ačiū, kad mus gerbėt.
mes irgi gerbėm, gal kada ir ne taip ką pasakėm, bet vis tiek vis gerbėm. Taigi, labai dėkui Jums, ačiū už interviu. Norėčiau palinkėti šimtadienio progą visiems taip pat praleis kaip ir mum. Čia dar savaitę prieš šimtadienį į ką. O ką mokytam palinkėtum gerą? Mokytam palinkėčiau pabaigti mus ugdyti. Dar mokytam ką nors, linksmą tokią. Buvo labai malonu. Žinai ką, ne vieno mokytį nesibaigs, bet pasakyk, kokį tau pat geriausių mokytojų, nors nėra gal tokių, bet vis tiek. Pati geriausių mokytojas? Jo. Man pati geriausias buvo mokytojas Kuzmickas, tarp kitko. Nuo Samantos, 12 B klasės mokinės, perduoti Kuzmickui mūsų darbų mielam mokytojai, mielam, sakykime, gal direktoriui, taip. O Jonui Knezikevičiui būtinai? Būtinai, net, čia svarbiausia visiems mokyklos vyrams, visiems vyrams. Mūsų klasės pristatymas jums patiks ir mus bus pats geriausias ir nereikės vaidinti ir dar kažką, mes taip labai tikimės.